Simona Kukliauskaitė, ir jeigu girdite, ką aš vardinu, tai turbūt suprantate, kad 5 pirmos kandidatės yra merginos ir moterys ir tik po jų rikiuojasi vyrai. Tokiu sprendimu mes norime pasiūsti žinutę, kad Lietuvos politikoje ir sprendimų priėmimo zonoje, sakykime taip, moterų vis dar yra nepakankamai ir nuo to kenčia ta pati kokybė. Gerai, aš noriu šiek tiek pasiaiškinti apie šią partiją, šiek tiek daugiau, kad visi čia mes aiškumo daugiau turėtume, ne? Kadangi tai yra pakankamai dar naujas darinys, nauji žmonės, tai dėl to tai klausimų uždavinėjau. Bet dar vienas esminis klausimas yra šitoje apygardoje, štai mes esam pasaulio lietuvių apygardoje, ne? Nu, ką jūs galėtumėte duoti šitiem žmonėm, apie ką jūs, kas tie yra jūsų tikslai, kalbant apie pasaulio lietuvius, apie žmonės gyvenančius emigracijoje, apie diasporą Lietuvos? Man atrodo, diaspora vienodai lygiai yra suinteresuota tuo, kad aplinkos kokybė Lietuvoje išliktų kaip įmanoma geresnė. Šiuo metu tam yra iškilusi grėsmė. 1 iš 12 žmonių Lietuvoje miršta dėl oro taršos. Nežinau, ar esate girdėję šitą faktą. Ir tai lemia tai, kad mes vis dar nemokame padaryti reformų transporto srityje, energetikos srityje, pastatų valdymo srityje. Mes vis dar nemokame gyventi be iškastinio kuro. Tai vienas iš mūsų prioritetų yra tai. Ir manau, kad tiek lietuviai gyvenantis mūsų šalyje, tiek užsienio lietuviai nori sugrįžti ir matyti mūsų šalį tokią pat žalią, kokią ir paliko. Šiuo metu miškų valdymo politikoje yra labai daug skylių, turbūt girdite iš socialinės erdvės apie nelegalius miškų kirtimus ir kitas aplinkybės, tai mes norime čia padaryti tvarką. Ačiū, Ieva Budraitė, Žaliųjų partija. Taip, ačiū. Ir dabar Jonas Pinskus, regionų, Lietuvos regionų partija. Prašau jūsų prisistatymus. Labadiena visiems. Man didžiulė garbė dalyvauti su forume šiandien. Londone atvykom vakar su žmona iš Vilniaus ir tiesiog norėčiau pristatyti pats ir pristatyti savo komandą. Esu Jonas Pinskus, regionų partijos pirmininkas, regionų frakcijos seniūnas, Seimo narys, regionų partijos seniūnas Seime ir Seimo narys. Su manim šiandien taip pat dalyvauja partijos pirmininko pavaduotoja Živilė Pinskuvienė. Ir stiprina draugystę. Taip pat su manim šiandien dalyvauja ir regionų partijos Londono skyriaus pirmininkė Jūratė Gradauskienė. Kaip matot, komanda mūsų didžiulė. Esam neturbūt, o iš tikrųjų greičiausiai auganti partija Lietuvoje. Šiai dienai mes skaičiuojam 7300 narių. Ir pagal narių skaičių esam trečioje vietoje po tų didesnių partijų. Tuo metu, kai kitos partijos mažėja, mes iš tikrųjų labai augam. Tas mane labai džiugina, nes tas problemas, kurias mes keliame Vilniuje, keliame visais klausimais, jos labai aktualios, jos labai susišaukia su visuomenė. Ir kas svarbiausia, kad apie Lietuvą, kai mes kalbam, ir pavyzdžiui, girdim dabar, kai giriasi valdantieji, ir sako, kad iš tikrųjų laimės indeksas yra didžiulis ir ekonomika auga, bet mes galim augti žymiai greičiau, kadangi tiesiog faktai maži. 450 milijonų ES pinigų nesisavino praeitais metais. 1,5 milijardo regioninių pinigų vėluoja per 3 metus. 4 milijardai, iš kurių 2 yra paskoliniai, jau galėjo būti irgi įsilieję į ekonomiką. Galite įsivaizduoti, kad tai pinigai, kaip jie sugrįžtų per biudžetą ir kaip mes galėtume finansuoti įvairias programas. Ir tas visas momentus, reiškia, gaunant tokius pinigus. Ir, pavyzdžiui, dar vienas momentas, kuris mane labai, kaip pasakyti, neramina. Įsivaizduokit, dabar šiai dienai Lietuvoje yra beveik 200 000
imigrantų, 200 tūkstančių imigrantų. Ir statistika, kad 2050 metais pagal šitą demografinę situaciją, kokia yra, Lietuvos kaip tautinės valstybės nebeliks. Ir kodėl įsikūrė regionų partija? Todėl, kad dauguma žmonių, kurie emigravo, neemigravo iš Vilniaus. Aš manau, kad dauguma iš jūsų emigravo iš regionų. Atvažiuodavo į Vilnių, nerasdavo darbo ir emigruodavo, nes tokios buvo ekonominės sąlygos, reikėjo kažkaip išgyventi. Dabar, aišku, svarbiausias momentas ir negalime programų statyti į ateitį. Mes turim dirbti, kad ekonomika būtų tokia, kad jums visiems būtų patogu ir gera ir oriai gyventi lygiai taip pat kaip čia Lietuvoje. Kad mūsų tautinė valstybė išliktų demografinėje toje situacijoje. Ir mūsų pagrindinė programa atskirties mažinimas regionuose ir ekonomikos skatinimas. Ekonomikos skatinimas per tuos europinius pinigus. Ir aš labai dažnai paminiu tokį faktą, kai mes su ekonomikos komitetu nuvažiavom į Lenkiją, susitikti su kelių direkcija ir klausykit, jūs paaiškinkit, kaip jums pavyko kelius Lenkijoje padaryti geresnius negu Vokietijoje. Jūsų keliai buvo blogesni negu pas mus Lietuvoje. Pasirodo, jie įkūrė fondą, per tą fondą finansavosi ir darė tos kelius ir 85% jiems sugrąžindavo pinigų Europos Sąjungą. Tai, suprantat, jie už Europos Sąjungos pasidarė kelius. Bet netgi ne tas faktas mane labai nustebino. Bet jis sako, mes per kelius ir išsprendėm regioninės problemas. Kaip? Padarėm kelius vietoj žvyrkelių, paskui tuos kelius pradėjo eiti verslas, paskui verslą pradėjo eiti žmonės, paskui žmonės atsikurt mokyklos, darželiai ir poliklinikos ir ligoninės. Ir mes dabar iš tikrųjų spręstim, jie dabar vadinasi, ten nežinau, čiūtne Europos Singapūras, tuoj bus tokios prognozės. Tai iš tiesų, o mūsų valdantieji ir dabartiniai, vietoj to, kad mes surinkam akcizo 1,2 milijonų, keliams išskiria tik 550 milijonų. Tai mūsų keliai dabar ne tik negerėja, bet arba tokios pat būklės, arba išvis blogėja. 70 tiltų avarinės būklės. Apie kokį karinį mobilumą mes galim kalbėti, jeigu nedaug dievė, turbūt kalbėsim apie saugumą, jeigu nedaug dievė kažkas tai tokio, tai tik tai karinis mobilumas gali mus išgelbėti, kad greitai galėtų atvažiuoti pas mus pagalbą. Tai jokį tanko mes nepravešim per jokį tiltą. Jis tikrai sugrius, joks sprogdinti nereikės. Tai suprantat, yra iš tikrųjų daug problemų ir regionų. Ir jūs, manau, tie žmonės, kurie emigravo iš regionų, jūs norėtumėte turbūt sugrįžti į savo gimtą kraštą. Bet ten turėti visas puikiausias sąlygas, oriai gyventi, kad gyvenimo kokybė būtų tikrai neblogesnė negu čia. Ir dabar, jeigu mes dar tęsim šitą visą tokį... Jau į pabaigą. Tęsim taip, kad niekas, tipo, mes čia imituojam, kad sugrįžkit, bet nieko nedarom. Tai dabar jau, kaip man teko ir su Londono skyriaus klinikai bendrauti, ir su mūsų kandidatė čia vienmandatė Jelena Masiukė, tai ką aš dabar turėčiau gal kažkokį daugiau laiko papasakoti. Jums reikėjo apie ją pasakoti, jūs apie kelius pasakojate. Suprantat, mums buvo skirta partijom 1,5 valandos. Jūs padarėte 2,5 valandas vienmandatinį. Tai jums reikėjo vienmandatinį savo leisti, o ne pačiam? Dar pasakyti apie Jeleną Masiukę. Iš tikrųjų, Jelena Masiukė buvo Lico miesto, gyveno daug metų, 15 metų Lico mieste, buvo bendruomenės pirmininkė, kuriais bendravau pažįsta. Ir iš tiesų po šio dieninių debatų, aš jums taip labai nuoširdžiai pasakysiu, balsuokit už Jeleną Masiukę, nes jinai iš tikrųjų yra geriausia pagal palyginimus su tais debatais. Labai gaila ir labai atsiprašo, kad jinai negalėjo dalyvauti čia, kadangi su artimaisiais turėjo ten truputį, bet tikrai ruošiasi važiuoti kartu su mūsų visa komanda čia. Reikėjo bent kokią nuotrauką atsinešti. Jonai, ką nors, kaip dabar čia taip šneka, žmogų, kurio mes nematėme. Ir mano garantijos, kad jinai yra geriausia kandidatė jūsų Gerai, dabar pašnekėkime apie jūs, ne apie kitus ir ne kažką kitą. Kilo žmonėms toks klausimas, kodėl jūs su žmona nusprendėte atvykti. Kad nebūtų viskas taip čia, tik apie rimtus dalykus. Labai myliu savo gyvenimą.
Ar ne? Palikti negali, sako žmonės. Gerai. Nu tikrai, tokį klausimą sulaukiu, tai aš turėjau užduoti. Dabar apie kitus dalykus. Ideologiškai, kuo Lietuvos regiono Mes partija... esame už tradicinę šeimą ir iš tikrųjų džiaugiamės, šeimos yra stiprios ir važiuoja, bendrauja ir dirba kartu. Kuo jūsų partija skiriasi nuo Nemuno aušros partijos? Ideologiškai. Jūs sulygdot su rudmarškiniais. Man tiesiog Nemuno partija tai atrodo kaip Hitlerio partija, taip pat rudos spalvos rudi marškiniai, taip pat Hitleris pradėjo nuo tokio antisemitinių pareiškimų prieš žydus. Tai ir suprantat, ir tas šmeižimas, kalbėjimas, melavimas apie visus mūsų, turbūt visus, tai jūs nelyginkit mūsų regiono partijos, nes mūsų ir kultūra ir vertybės yra visai kitokios. Tai ne aš čia lyginu, čia nežinokit, net ne mano klausimas. Kažkam kyla tokių klausimų iš jūsų rinkėjų, tai ko gero kyla. Tai jie tai šneka apie tą patį, ką ir jūs, tautinė valstybė, imigracijos problemos, kelių gal neminėtų. Matot, kadangi... Daug visokių tokių panašių dalykų, tai kaip dabar tam rinkėjui atskirti? Koks skirtumas, Žemaitaitis ar Pinskus? Matot, tiek Žemaitaitis, tiek Širinskienė buvo mišrioj grupėj arba regionų frakcijai, kur aš buvau seniūnas, tai jie kaip ir tokie truputį nusivežinavo labai daug mūsų programinių nuostatų, bet mes tikrai nesam antisemititai, mes tikrai nesam prieš žydų tautą, mes iš tiesų esam už regionus, jie to neakcentuoja, mes matom, kad Lietuvos išsigelbėjimas yra per regioninę politiką. Negali būti, kad kai kuriam regione net atlyginimai skiriasi iki 40%. Tai negali tai būti. Vien Vilnius daro, tai BVP sukuria 40%. Tai siekti jisai turi pasiskirstyti per visą, kad visur darbo vietos būtų ir gamyba ir taip toliau. Tai tikrai mes labai skiriamės nuo Žemaitaičio. Dar vienas toks iš auditorijos buvo. Sveiki atvykę į Londoną. Čia taip jūs sveikina. Ačiū labai. Daugiakultūrinį miestą, kuriame save atranda ir savo ateitį kūrė asmenys iš viso pasaulio, skaitant Lietuvos, nepriklausomai nuo jų odos spalvos, religijos ar lytinės orientacijos. Kaip jaučiatės? Puikiai. Patinka jums šis miestas? Puikus, gražus miestas. O žmonės? Žmonės, tuo labiau. Gerai, ir tą patį klausimą, ką Ievos Budraitės klausiau, kokį jūs tikslą keliate, štai kalbant apie pasaulio lietuvių bendruomenę ir apie šitą apygardą, ir ką jūs čia jiems galite pažadėti. Ir tada jau pereisim prie... Aš jums galiu pažadėti, kad sukursim labai gerą, gražų oro gyvenimą Lietuvoje. Grįžkit, prašau. Taip, gerai. Tai dabar mes turim, jau nebepristatinėsiu iš naujo, visų partijų, ne visų, aišku, jų yra daugiau, bet tikrai nemažos dalies, didžiosios dalies partijų atstovus. Pirmoji tema yra saugumo tema, kas yra visiškai aktualija dabartinė, ar ne? Ir aš noriu pradėti nuo... Pakeitė. Noriu matyti visus. Tai Ieva gal truputėlį pasislinkit su Jonu į šoną. Taip, aš pradedam nuo tokios hipotetinės situacijos, hipotetinis scenarijus, jis ne visai hipotetinis, tai yra įvykęs dalykas, tik to Lietuvoje nėra buvę. Pakomentuokit situaciją, kaip jūs elgtumėtės. Jūs esate Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, arba bent jau narys mažų mažiausiai. Pasakykim, kad jūs pirmininkas. Lietuvoje, kaip ką tik įvyko Latvijoje, nukrenta rusiškas Shahed dronas su sprogstamaisiais užtaisais. Skirtingai nei Latvijoje, čia yra esmė, dronas nukrenta ant degalinės pasienyje ir ten įvyksta sprogimas. Ką jūs darote? Aišku, visiems... Gerai, pradėkime iš eilės, užkime, prašau. Galit diskutuoti tarpusavyje, taip.
Gali dar pridėti prie šito scenarijaus, ką daugiau ar kitaip darytume dėl šalies saugumo situacijos, jeigu būtumėt išrinkti. Visų pirma, apie reakciją į tokią provokaciją, ko gero, čia taip galima sakyti, galbūt buvo aiškinama, kad tai yra atsitiktinumas. Visų pirma, tuo metu sprendimą priima Lietuvos kariuomenė ir oro pajėgos. Tai reiškia, ne politikas, ne ministras, ne nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas tą daro. Latviai šito konkrečiu atveju nusprendė nenumušti, ar nebuvo pakelta oro policija ir taip toliau. Lietuvių kariuomenės atstovų atsakymas buvo, kad mes būtume numušę šitą droną. Politikai, ką šitoj vietoje gali padaryti, pasitikėdami kariuomenės sprendimais. Mes turim sudaryti tokias sąlygas, užtikrinti finansavimą ir reikalingas technologijas, kad tokių dronų apskritai čia neatskristų ir būtų kuo juos numušti, jeigu taip atsitiktų. Tai štai dabar mūsų kadencijos pradžioje buvo skiriama 1 milijardas eurų gynybos finansavimui. Dabar yra skiriami 2 milijardai 400 milijonų eurų. Mes įsigijame oro gynybos sistemas, mes pagaliau, mano vertimo, gerokai per vėlai, pati tikrai buvau ta, kuri stengiuosi kaip įmanoma daugiau atverti galimybės mūsų įmonėms, kurios gamina dronus ir tuos, kurie gali naikinti ir tuos, kurie gali šnipinėti, pagaliau įsileidžia kariuomenė šitas technologijas čia. Mums būtina kuo greičiau priimti Vokietijos brigadą, kuri atsiųs 4-5 tūkstančius karių su šeimomis į Lietuvą atgrasymui. Čia yra politikų darbas, politiniai sprendimai. Diasporos įtraukimas. Konkrečiau trumpiau, mes neturim daug laiko, aš labai atsiprašau, man rašysiu jūs, bet labai į Londoną atvažiavome, kad išsakytume savo poziciją. Taip, bet mes neturim 2 parų tam, tai kažkaip jūsų labai daug ir reikės kažkaip prie to pristatyti. Diaspora gali padaryti iš tikrųjų labai daug. Visų pirma, tai, kad žmonės, kurie čia gyvena, jie gali konkrečiai Jungtinės, pavyzdžiui, karalystės politikams, juos informuoti ir spausti, jog reikia didesnės paramos Ukrainai, Baltijos šalims, NATO, nesiskundžia. Jungtinė karalystė yra patikima strateginė Lietuvos partnerė, bet visam pasaulyje turi tą gali. Antras dalykas, kas jau vyksta ir aš čia galiu tik nusilenkti ir padėkoti, yra didelės kampanijos paramos, rinkimo, pabėgėlių priėmimo. Tas jau yra daroma ir čia tik tai, tęskime, pailskime, Ir trečias dalykas yra pasakoti savo kolegoms, šiuo atveju Britams, čia kas gyvenate Londone, ar daug kas iš kitų regionų suvažiavo, apie tai, kas vyksta. Labai paprastai žmoniškai, Tiesiog papasakoti tą istoriją apie visiškai out of the blue atskridusi į kaimyninę valstybę droną. Lenkijoje raketa pasiklydo, nužudė 2 žmonės. Papasakoti tokias istorijas. Ačiū. Ir aš dar norėsiu truputį taisyti skaičius, nes jie buvo pakabinti. Gerai. Tarsi tiesa. Skaičius, taip. Jūs galėsim pasakyti apie skaičius, pereisim prie to kito etapo. Dalia Asanavičiūtė, scenarijus ir diasporos vaidmuo. Visų pirma, čia jau mes kalbame ne tik apie provokaciją, aš klausimą suprantu, bet jeigu tai yra rimta grėsmė, Tai praeitais metais buvo priimta Seime patvirtinama piliečių pasipriešinimo strategija, į kurią mano iniciatyva Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko palaikymu įtraukta ir diaspora. Tai yra jau metai laiko, kai diasporos organizacijos kartu su Krašto apsaugos ministerija, su Užsienio reikalų ministerija yra ruošiamos tokiam scenarijui, jeigu nutiktų karinė padėtis Lietuvoje. Tai organizacijos lyderiai žino ir pasiruošia, ką daryti. Dabar mes turėjome jau prieš 2 metus tą realų scenarijų nutikus karui Ukrainoje. Ir aš jau po kelių dienų sujungiu visų diasporos organizacijų lyderius kartu su Ukrainos ambasadoriu, kartu su mūsų dabartiniu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu į bendrą čatą, pokalbių langą. Ir mes visi kartu staigiai tarėmės, ko reikia, ką diaspora gali padaryti, ką gali siųsti, nes
ginklų, aišku, negali siųsti, bet humanitarinę pagalbą, apsauginės liemenes, vaistus ir taip toliau. Ir skaičiai, UK lietuviai kartu su ukrainiečiais pagalbos Ukrainai surinko 3 milijonus svarų. JAV lietuviai surinko 10 milijonų dolerių. Per visą pasaulį mūsų diaspora surinko 15 milijonų eurų pagalbos Ukrainai. Tai mes turime tą scenarijų, kuris, labai liūdna, bet gyvai vyko, taigi mes jau turim tos praktikos su diaspora dirbant, padedant Ukrainai tai savo šaliai. Tai yra dar keli momentai, tai yra priglausti tuos, kurie išvyktų ir kartu atvykti, ginti fiziškai savo valstybės, kas yra labai labai svarbu. Ačiū. Jeigu kalbėsite daugiau aptarsite temų. Andrius Bagdonas, prašau. Tai visų pirma, kadangi čia yra politinių partijų lyderių debatai, aš kaip ir dvi politinės partijos norėčiau šiek tiek pristatyti liberalų sąrašą. Nebepristatinėsim, Andriu, čia yra liberalų politinių sąrašą. partijų debatai. Taip, ir jie yra organiški, čia ne VRK debatai. Tai dabar kaip aš sugalvoju, va taip ir bus, labai atsiprašau. Tai dabar kalbam apie saugumą. Tai mėly čia susirinkusieji ir tie, kurie stebite šitą transliaciją nuotoliu, aš čia šiandien atstovauju liberalų sąjūdį, kurį sąrašą veda Seimo pirmininkė dabartinė Viktorija Čmilytė-Nilsen, antras sąraše yra Virginijus Alekna, trečias signataras Eugenijus Gentvilas, ketvirta Edita Budelienė ir penktas aš, Andrius Bagdonas. Mes pasisakome už tai, kad valdžia kuo mažiau kištųsi į žmonių gyvenimus, natūralu, kad liberalų tai pasisako. Antras labai svarbus dalykas, liberalų sąjūdis šioje koalicijoje buvo telkianti partija. Jeigu jūs atsakinėsit, toliau tęsit šitą mintį, tai jūs nebeatsakinėsit į šitą klausimą, kurį aš uždaviau. Gerai, kadangi jūs renkatės pristatyti, bet neatsakinėsit apie saugumą. Aš renkuosi pristatyti politinę organizaciją, kurią šiandien čia atstovauju. Jūsų pasirinkimas, bet tada atsakymo apie saugumą jūsų negirdėsim. Ačiū. Tai va, tai kaip ir sakiau, liberalų sąjūdis išskirtinai šioje valdančioje daugumoje buvo telkianti partija. Kuomet vieni koalicijos partneriai norėjo naujų Seimo rinkimų dėl savivaldoje problemų, liberalai labai aiškiai pasisakė, kad jeigu yra savivaldoje problemos, mes tas problemas ir turime savivaldoje spręsti. Mes neturime karo situacijoje pirmalaikių Seimo rinkimų sprendti. Kuomet kiti koalicijos partneriai kartais dėl vieno ar kito įstatymo projekto sakė, kad jie žada pasitraukti iš valdančiosios daugumos, tai liberalai buvo ta stabilizuojanti jėga, kurioje valstybės interesas buvo svarbiau netgi už kai kurias nuostatas. Tai aš pristačiau mūsų komandą, pristačiau mūsų pagrindinės idėjas ir spalio 13 dieną kviečiu palaikyti liberalų sąjungą. Ačiū. Ačiū, Zita Čepaitė. Ką jūs darysite? Apie ką kalbėsit? Aš irgi pristatysiu partiją, nes iš tikrųjų pagal tai, ką pasakė ir kaip ten numušti tą droną, nenumušti tą droną, tai yra kariuomenės specialistų reikalas. Ir tikrai aš nepiešiu scenarijų šitame lauke. Aš noriu pristatyti savo komandą. Tai yra, mes esame Valstiečių žaliųjų sąraše, bet esame Igno Vėgėlės komanda. Visi tiesiog nepriklausom pačiai partijai, bet dalyvaujam kartu sąraše, tai yra jungtinis sąrašas. Tai Igno Vėgėlės komanda sudaro žmonės turintys, niekada nebuvo politikoje, niekada nebuvo Seime, bet turintys patirtį įvairiose srityse ir daug iš jų yra teisininkų, kas yra labai gerai, ir konstitucinės teisės specialistai, nes teisiniai dalykai įstatymai būna labai dažnai neparuošti ir jie daug kartų yra taisomi ir pertaisomi dar kartą. Tai aš pasakysiu tos žmonės: Ignas Vėgėlė, Vytis Koronis, teisininkas, Ramūnas Aušrotas, irgi teisininkas, Kristina Zakaitė Zamarytė Sakavičienė, irgi teisininkė, Rimas Jankūnas, turbūt žinomas žmogus, kuris kalbėjo sveikatos klausimais ir kuris žino farmacijos reikalus ir farmacijos biznį ir panašius dalykus. Tai čia yra tokie pirmi žmonės, kuriuos aš norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Į mane irgi atkreipti dėmesį, aišku, bet aš manau, kad jau pakankamai aš apie save pasakiau. Ačiū. Mano tik pastaba. Ar jūs manot tikrai, kad dabar jūsų išvardintos pavardės yra įdomiau negu jūsų pozicija saugumo klausimais? Čia tik pastaba, bet čia tik pastaba tie, kas pristatinėjo. Jūsų pasirinkimas, gerbiamas
Giedrimas Jeglinskas kalba. Gerbiama Daiva, aš manau, Nebus kad kitokių visiems taisyklių, turime- negu sugalvojom mes organizatoriai. Tai jos yra tokios ir ne kitokios. Tai visiems turėtų būti jos vienodos, bet Jos dvi politinės vienodos partijos ir pristatė yra. savo Jūs turėjot pusantros valandos kalbėti, ką jūs norėjot. Galėjot kalbėti savo laiku, kai kalbėjot apie save. Lygiai taip pat. Prašau, Giedrimas Jeglinskas. Sunku pasakyti, apie ką dabar čia kalbame. Kalbam apie scenarijų, kai nukrito dronas ir kaip diaspora dalyvauja. Aišku, kad girdėjau. Viskas susijungia, viskas iš tikrųjų yra sujungta. Drono toks nukritimas, koks įvyko Latvijoje, tai yra stiprus saugumo pažeidimas. Jeigu tai vyktų pas mus, tai turėtų efektą visiems mums, visuomeniai, kariuomeniai, institucijom, visiems. Toks įvykis yra, tai kalbam apie rimtus dalykus. Atsakas taip, kariuomenė turi atsakyti klausimus beje, ar matom tokius dronus, ar oro gynyba jau išvystyta, ko dar reikia, kad praplėsti, pagilinti oro gynybą, taip, kad matytume dronus, ne tik tai aukštai skrendančias raketas. Tai čia daug techninių klausimų, kuriuos turi atsakyti su kariuomenės žinomis, valstybės gynimo taryba, beje, kuriai vadovauja prezidentas, ir tada Seimas, kaip už šiandien labai tiksliai paminėjo, NSGK vadovaujamas, priimam aktus, papildomą finansavimą ir taip toliau. Aiški procedūra. Bet tokia situacija būtų iš tikrųjų labai žalinga kaip visai visuomeniai. Ir saugi Lietuva tai yra ta Lietuva, kuri pritraukia mūsų migrantus, išvykusius žmonės sugrįžti. Tai reiškia, toks raketos nukritimas būtų turbūt sukeltų daugelio žmonių galvose, ką daro dėl vaikų. Ar vedam mokyklą, o gal važiuojam atostogų savaitę, ar ką? Matėme per ką, kai prasidėjo šitas plataus masto puolimas vasario mėnesį 22 metų. Visko buvo. Ne? Tai vėl, čia iš politikų, ir čia aš manau, kalba turėtų eiti apie partijas, kalbame, iš tikrųjų reikalinga labai aiški lyderystė, kompetencija ir labai aiški vizija, kur turime nueiti. Ir lyderystė reiškia, kad iš tikrųjų turi priimti tam tikrus sprendimus, kurie galbūt yra pakankamai skausmingi, finansiškai, galbūt reikia kažkam pasiaukoti labiau, kažką, bet vėlgi, jeigu raketos krenta, jeigu jos atskrenda iki mūsų, išsprogsta ir žūsta žmonės, valstybės pareiga yra apsaugoti mūsų žmonės, sukurtą saugumą, kuris yra pamatas, fundamentalus dalykas mūsų visuomeniai, kad taptume turtingesni, kad taptume lygesni ir visą kitą. Saugumas yra esmė. Tai vėlgi, čia vėlgi įdėsiu partinį dalyką, kaip visi čia turėjo, tikrai turime kompetentingą komandą, netgi šešėlinę vyriausybę sukūrėme ir paskelbėme, tai vėlgi yra, tai partijos programos esmė yra kompetencija, iš tikrųjų dirbantį vyriausybę. Ta ir atnešu. Ačiū. O, kaip jūs nemėgstate taisyklių laikytis. Prašau, Eidaras. Aš būsiu konkretesnis, nekalbėsiu čia šneka vėjus. Žodžiu, esmė yra tai techninis klausimas. Nukrito dronas, ne? Iš pirma, ar 100% turim įsitikinimus iš detalių likusių, ar tai buvo tikrai rusiškas dronas? Nes gamintojų yra daug, bet principė, bet kokiu atveju vis tiek atskirti, kas gamintojas pagal dabartinius gaminimo būdus ir metodus, principė įmanoma. Tai vienas dalykas. Neužmirškim, kad diversijos vyksta vienoje ir kitoje pusėje. Ta prasme, kadangi Ukraina taip pat yra suinteresuota, kad Europa kuo labiau įsiveltų į karą, tai faktas. Ir dėl to tokio atveju pasienio diversijos pilnai įmanomos. Dabar juokingiau atsakysiu. Jeigu būtų ta benzino kolonėlė Žemaitaičio, sakykime, ne? O čia konservatoriai labai džiaugiasi, ne? Sakykime, ypač žydelis Zingeris, ne? Bet jeigu tai būtų Zingerio bačka, tai čia padarytų triukšmą tokį, kad Jėzus Marija, kad mes čia tokie visus žydus čia mus bandė išsprogdinti ir taip toliau. Taip, tai yra būtent iš to požiūrį irgi reikia sakyti. Tai tokia atveju ir sakau, kad jeigu tai būtų, sakykime, šiuo atveju kokio rusų verslininko, ne, visi čia sudegė, nesakykime. O jeigu Lietuvos, tai jau viskas, jau problema. O jeigu Amerikos dar labiau, jeigu Kaunados, nesakykime, viskas. Čia viskas priklauso nuo to, kaip mes iš tikrųjų realiai sudarom lygias galimybės vienas kitam. Lukas Sakalauskas, prašau. Tenais numušinėti, tai kariškių yra reikalas ir tai gana keblus klausimas, nes pirmiausia, raketos kainuoja žymiai brangiau negu tas dronas. Tada numušant droną automatiškai būtų atskleistos
vietos, kur įskolyta priešlėktuvinė gynyba, gal apie reikalą, galų galia, kur garantija yra pamušus, jisai nesukels daugiau žalos negu dabar gynyba. Tai, o kaip tai bebūtų, pas mus koalicijoje yra kandidatas generolas Valdas Tutkus, tai aš manau, kad jisai, jeigu pateks į Seimą, tai geriau galės susirinko šituose klausimuose. O kas liečia diasporą, ryšį su diaspora, tai aš manau, kad jeigu Lietuvos valdžia ir toliau kurstys karą, tai diaspora didės. Kažkam atrodo, kad kažkur sto karą, tikrai? Tiesa, tiesa pasakė kandidatas. Ieva, prašau, Ieva Budraitė. Klausimas buvo apie tai, ką darom, kai dega degalinė, neaišku, kieno padegta rusų ar šiaip provokatorių. Tai uždavinys numeris 1 - nekelti dezinformacijos bangų, ypač Seimo nariam, kurių atsakomybė ir autoritetas šalyje yra didžiausia. Ką reikėtų daryti, paklausti kariuomenės, ko trūksta tam, kad įvertintume realią grėsmę, ji yra, nėra ir ką daryti toliau. Antra, užtikrinti, kad gyventojai turėtų aišku algoritmą, ką daryti toliau, užsidaryti langus, neiti į lauką, neįkvėpti kenksmingų kietųjų dalelių ir taip toliau. Ir palikti atviras rankas specialistams, kurie pasirūpins gynybą. Bet po šituo klausimu iš principo potekstė buvo labai aiški, kokia mūsų pozicija teroristinės Rusijos atžvilgiu. Tai mano, jie yra vienareikšmiška, mes turim visomis išgalėmis padėti Ukrainai laimėti karą, padėti jai vykdyti reformas, kad tai taptų Europos Sąjungos dalimi. Ir taip pat turim nustoti mokėti savo pačių lietuvių ir jūsų pinigus Rusijos režimui, iš kurio jis ir finansuoja tą agresiją, kurią matom prarastų gyvybių prasme. O mes finansuojam kaip paprastai pirkdami naftos produktus iš šitos šalies. Kol mes neišmokstam gyventi be gamtinių dujų, be naftos, tol mes tiesiogiai arba netiesiogiai šersim Putino režimą. Aš tiesiog norėčiau pasitikslinti klausimą. Jūs minėjot, ar tai dronas su sprogmenim, ar tai raketa tolimo veikimo? Jonai, esmė. Man atrodo, kad čia jūsų kolegai iš dešinės labai gerai išvelgė potekstę. Tai čia apie tai. Jeigu reiktų spręsti šitokį scenarijų, kokie būtų tie sprendimai ir kokia apskritai yra diasporos vaidmuo saugumo klausime, Lietuvos saugumo klausime. Tai gal nebegaištų laiko. Atsakymas būtų labai trumpas. Iš tiesų, manau, kad tokių dronų paskraidymai virš NATO šalies, kaip šiuo atveju atsitiko Latvijai, ir po to pasako, kad tai atsitiktinis įskridimas. Tikrai taip nėra. Tai yra tiesiog jau yra testavimas mūsų oro gynybos, NATO oro gynybos. Ir šitam sprendimui jau turi būti algoritmas paruoštas iš anksto. Ir manau, jis turėtų būti toks. Įskrido į mūsų oro erdvę, jį turi ar raketą, ar bet koks dronas turi būti numuštas. Tai iš tikrųjų bus toks geras atsakas tom šalim, kad net netestuokit mūsų valstybių, mes ir mūsų žmonės yra saugus.